Oficialiai ir tikrai. O mes turėsim dar papildomų garsų. Prašau. Labas vakaras. Labas vakaras. Skambina jums Giedrius iš rinkos tyrimų bendrovės Baltic Plus. Gal galėtumėte atsakyti porą klausimų apie jūsų vartojimo ypatumus? Atsiprašau, pakartokit, jeigu ką. Aš esu Giedrius iš rinkos tyrimų bendrovės Baltic Plus ir aš norėčiau jūsų paklausti keletos klausimų apie būtent jūsų vartojimo ypatumus. Mes darome studiją apie Lietuvos vartotojus ir jeigu jūs nieko prieš, tai užtruks 3-4 minutės. Atsiprašau, žinoti, tokiam paslaugom nesinaudoju. Ne, tai nėra paslauga, tiesiog jūs mums labai pagelbėtumėt, jeigu pasakytumėt savo nuomonę. Apie Baltic Plus? Kaip sakot? Apie ką? Apie Baltic Plus? Ne, apie jūsų vartojimo ypatumus. Tai yra elementarūs klausimai apie jūsų vartojimą, kaip jūs, tarkime, kur jūs apsipirkinėjate, vat yra klausimų, kaip jūs vertinate kainas ir panašiai. Vartojimo ypatumus? Taip. Alkoholio kaimam vinotekai nesiskundžia. Taip, tai va. O tai galbūt galėčiau aš jums dar papildomų kažkokių tai klausimų užduoti. Tiesiog aš turiu čia keletą klausimų, kurie tikrai neužtruks ilgiau nei 5 minutės. Prašom, klauskit. Labai dėkui jums. Aš iš karto pažymiu, taip, moteris. Sakykite, kuriai amžiaus grupė jūs priklausote? Sustabdykite mane, kai aš pasieksiu jūsų amžiaus grupę. Ar tai yra nuo 15 iki 20, ar nuo 21 iki 30, ar nuo 31 iki 40, ar nuo 41 iki 50, ar nuo 51 iki 60, ar nuo 61 iki 70, ar virš 70? Jūs taip garsiai ir greitai šnekat, kad nesuspėjau sureaguoti, žinokit. Tiesiog jūsų amžiaus grupė yra nuo... 23 įkopiau į 30. Taip. Sveikinu. Taip, taip. Tai nuo 15 iki 20. Taip. Taip, labai dėkui jums. Taip. Sakykite, kuris prekinis ženklas jūsų nuomonė yra pats atpažįstamiausias pasaulyje? Gal tas, kurį aš dabar girdžiu. O ką jūs dabar girdite? Baltic Plus? Kažką nerealaus. Ką tokio? Toks fonas geras sklinda iš jūsų balso. Mano balso? Taip, taip, jūsų. O kuogi jums mano balsas keistas? Na, toks tonas, tembras geras. Dėkoju. Taigi, kuris prekinis ženklas jūsų nuomonė yra pats atpažįstamiausias pasaulyje? Variantų bus? Ne, tiesiog tai jūsų nuomonė, nėra teisingo ir neteisingo atsakymo. Prekinis ženklas kuris jūsų nuomonė yra? Tiesiog prekinis ženklas. Kai jūs pagalvojate apie prekinį ženklą, kažkokią tai kompaniją ar... Iš tikrųjų, iš karto galvoju man Adidas ir Nike'as. Adidas. Pirmas buvo Adidas. Aš taip ir pasižymiau Adidas. Taip, dėkui jums labai. Sakykite, kuris prekinis ženklas jūsų nuomonė yra pats atpažįstamiausias Lietuvoje? Lietuvoje? Lietuviška. Lietuviška kas? Kas? Degtinė. Lietuviška degtinė. Taip, dėkui jums labai. Taip. Sakykite, ką dažniau renkatės? Ar parduotuvę, ar didelį prekybos centrą? Didelis prekybos centras, taip. Supratau, dėkui. Sakykite, daugiausiai pinigų jūs išleidžiate drabužiams, maistui, prabangos prekiams, ar buitiniai technikai, ar kam nors kitam? Drabužiams. Drabužiams, taip, dėkui jums labai. Kiek kartų per savaitę einate apsipirkti? Bet kuria priežastim? Kuria priežastim? Bet kuria? Bet kuria. Bet kuria kasdien. Kasdien. Taip, dėkui. Ar jūs gyvenate mieste ar kaime? Mieste. Jeigu tai nėra problema, galbūt galėtumėt pasakyti, kuria mieste? Kaune. Kaune, taip, dėkui jums labai. Taip. Sakykite, ar jūs vairuojate automobilį? Vairuojam. Aha. Ir kaip jūs vertinate degalų kainų kilimą Lietuvoje? Kosmosas. Kosmosas. Taip. Taip, dėkui, aš taip ir užsirašau. Ir sakykite, ar manote, kad degalų kainos yra mažos, vidutinės ar aukštos Lietuvoje?
Na, kosmosas aš jau iš karto suprantu, kad tai yra aukštos kainos. Taip. Taip. Ir sakykite, ar maisto produktų kainos Lietuvoje yra mažos, vidutinės ar aukštos? Kadangi mėgstu saldžiai cukrus, man kilo problema. Taip. Tai mažos, vidutinės ar aukštos? Aukštos. Aš tik tai... Šiaip čia vat ir yra visi klausimai, kuriuos aš jums šiandieną norėjau užduoti. Aš jums tik tai norėčiau dar vieną dalyką pasakyti. Taip, kur. Zip FM. Kai kantrėsi? Radistai tave sveikina su gimtadieniu. Mes tave sveikinam su gimtadieniu, bet Gintarė, klausyk, mes tau parnuškę leidom... FM. Mes tau parnuškę leidom į telefoną 2 minutės. Ir tu nieko, Taip. normaliai. Ne, aš tiesiog sakiau, kad labai geras fonas klipas. Moki taip daryti, kaip čia daro? Moku dar ne taip. O ne. Drąsus pareiškimas, sakyčiau, toksai. Jonai, išjung. Gerai. Nu, taip, Gintarė. Taip, klausom. Prašom. Tai klausom tave. Už bazarą atsakyti. Ne, dabar neatsakysiu. Žinai, kas tave sveikina? Taip, žinau. Sesės iš 7 kambario. O, kaip fainai. Atoli 7 kambarys nuo tavęs. Aš kaip tik dabar su jom keliu taurę už jūs. Nu va, tai linkėjimai joms. Linkėjimai jums, panelės. Tai mergaitės. Bet klausyk, tai taip sakyčiau, kukliai. Tyliai sėdėt kažką tai. Mes klausom jūsų. Dabar jūs dėmesio koncentruotas. Ne, tai dabar, bet tai anksčiau mes negirdėjom jokių dūžių. Eglė. Čia ne Gintarė, o Eglė šiaip. A, čia Eglė? Aš labai atsiprašau. Gintarė. Kažkodėl pagalvojau, kad Ne, Gintarė. tu būk Eglutė. Viskas normaliai. Eglė, tai tau šiandien suėjo 20 metų. Taip. Atsakas metų, Kaip tai jauties? visai nedaug. Jaučiuosi sena. A, ne? Jo. Tai kaip mums jaustis? Jo, mum 19. Nu, mums jau po viskas 23. Nu tai gerai. Viskas normaliai. Jūs esat barake, ne? Jo, mes barake. Bernų yra aplinkų. Bernų Bernai yra. užsispaudė čia tie mentai. Mentai. Jie žinau, tavęs greičiausiai klauso. Ne, tai čia Rimtai? policininkų čia barakas, kaip suprantu. Nu tai jo. Ai, tada galima. Čia kaip ir juodukams, vieni kitus galima vadinti negrais. Nu tai aišku, nu. Gerai, Eglutė, tai gero tau gimtadienio. Linkėjimai Labai Emai. jums ačiū. Iki. Taip. Iki. 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 Iki.